pradedame Gabijos gimnazijos 46-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo ceremoniją. Mielieji ketvirtokai, tėveliai, mokytojai ir visi tie, kurie šiandien iš tikrųjų jaučiasi, kad yra didelėje ir pakilioje šventėje. Vėl vasara, jau pats jos vidurys. Džiugu, kad salė pilnutėlė. Susirinkome visi čia, nes ši diena mums nėra eilinis penktadienis. Esame kartu, kad galėtume pasidžiaugti jaunais, gražiais, suaugusiais žmonėmis, pasiruošusiai žengti drąsius žingsnius savarankiško gyvenimo link. Turbūt visiems labai liūdna, kad su mumis nėra šiandien mūsų brangaus direktoriaus, tačiau aš besiruošdama savo kalbai tiesiog pagalvojau, kad jūs turbūt esat karminė laida. Nenorėčiau kokių nors tokių pasakyti didesnių pranašysčių, bet į pirmą klasę jūs priėmė pavaduotoją, kuri laikinai pavadavo kitą pavaduotoją. Šiandien išleidžiame mes jūs į gyvenimą su laikina direktorė. Tikiuosi, kad tokie laikini žmonės jūsų gyvenimo iš gero ritmo neišmuš ir tiesiog šį vakarą mes turim gražią progą visos trys pavaduotojos palydėti jūs į gyvenimą. Noriu pasakyti, kad šiandien 167 Gabijos gimnazijos ketvirtokam bus įteikti brandos atestatai. 4 abiturientai gaus atestatus su pagyrimu. Tai nėra paprastas darbas ir ne taip paprastai galima užsidirbti. Taip, čia yra didelis darbas, eiti į mokyklą, tai yra eiti kaip į darbą. Reikėjo pabaigti mokyklą vien įvertinimais 9 arba 10, tai yra labai gerai arba puikiai. Ir visus pasirinktus egzaminus išlaikyti ne mažesnių kaip 86 balų įvertinimų. Kaip jūs jau skaitėte ir žinote ir girdėjote, 12 dieną buvo didelis pagerbimas rajone šimtukininkų. Čia dar laukia keletas savivaldybės mero apdovanojimų šimtukininkams. Todėl ir aš šiandien galiu džiaugtis ir jums patikinti, kad tikrai mes turime 19 mokinių, kuriuo atestatuose puikuosis šimtukai ir tų šimtukų jie surinko mums 21. Ir ilgai nekalbėdama noriu dėkoti gimnazijos mokytojams, klasių vadovams, kurie su meile vedė mokinius galutinio tikslo link. Drąsiai galiu pasakyti, mielieji, jums tai pavyko. Dėkuoju jums, brangus tėveliai, kad visada buvote greta savo vaikų ir mūsų, kad padėjote mums. Dėkuoju salėje sėdintiems seneliams ir močiutėms, broliams, sesutėms ir visiems, kurie palaikė ketvirtokus savo tikėjimu, kad tikrai viskas bus gerai. Dėkuoju ketvirtokams už pamokas, kurias reikėjo mums išmokti. Mielieji, būkite visada tikri tuo, ką darote. Būkite visada savimi. Jums ir jūsų artimiesiems mes linkime visokeriopos sėkmės.
vadovaudamasi nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, 2016-2017 mokslo metų elektroninio dienyno duomenimis ir 2017 metų brandos egzaminų protokolais laikau baigusiais vidurinio ugdymo programą, įgijusiais vidurinį išsilavinimą bei įsakau išduoti brandos atestatus šiems mokiniams. Su pagyrimu. Vyteniui Fuchs. Brandos atestatas su pagyrimu Šarūnui Raudoniui. Brandos atestatas su pagyrimu Jūratei Bertelytei. Angelikai. Brandos atestatas teikiamas Balauskaitei Vaidai. Bertulytei Gretai. O galima Rokai tą linksmesnę muzikėlę? Brandos atestatas teikiamas Jeronimui Bružui. Brandos atestatas teikiamas Tomui Čiapui. Kviečiame Dainių Mantą. Brandos atestatas teikiamas Kostui Eriksonui. Garalytei Deimantei. Modestui Jakantui. Kamilei Jonkutei. Kamilei Jodaitytei. Brandos atestatas teikiamas Mantui Kamiliui.
Kirvelaitį. Brandos atestatas teikiamas Kruopytei Nomedai. Kubiliui Dovydui. Dovilei Kušlytei. Lemedžytei Viktorijai. Makarevičiui Rokui. Brandos atestatas teikiamas Makarevičiūtei Ievai. Marcinkevičiūtei Agnei. Mišeikytei Austėjai. Edvinui. Rūzytei Aušrai. Samaškaitei Rugėliai. Mantui. Stadonikui Lukui. Brandos atestatas teikiamas Stonytei Gabrielei.
Mantui Volskiui. Klasė, bet visa 46-oji abiturientų laida. Laikas. Tai viena iš pagrindinių materijos būties formų, nužyminčių nenutrūkstamą ir negrįžtamą tėkmę. Visa tai judėjimas, nenutrūkstamas procesas. Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Taip mes tvarkingai dėliojame visas patirtis į gyvenimo stalčius su etiketėmis. Buvo, yra, bus. Visa erdvė jūsų, mėlieji. Jūs laisvi. Jūs jau negalite grįžti atgal ir laukti akimirkos, kada ir vėl judėsite į priekį. Būties riba peržengta. Jums skleidžiasi teisė būti savimi ir savo. Pirmosios suvokimo durys lieka už nugarų. Į valią svarstykite, kaip gyvensite toliau. Tik vieną prašau. Išlikite savimi. Būkite autentiški. Didžiausia dovana, kokią galime dovanoti patys savo, yra įsipareigojimas gyventi autentišką gyvenimą. Būkite ištikimi savo. Tai nelengva. Prisiliesti prie savo esybės širdies, pamatyti save tokį, koks esi iš tikrųjų, pažinti savo silpnybę, savo privalumus, savo tikruosius troškimus ir neišsakytas viltis. Ir galų gale turi suprasti, kokią linkme tave veda pasirinktas kelias. Kiekvienas priimtas sprendimas ir kiekvienas žingsnis turi atspindėti tavo ryžtą gyventi tikrą gyvenimą. Puoselėk ištikimybę savo ir tavęs lauks nepaprasta sėkmė, didesnė nei kada galėjai įsivaizduoti. Ir pagaliau, gyvenimas yra tavo ir tu turi teisę daryti su juo, ką nori. Jūs atsisėsti. Mokytojai, tėvai, mokyklos administracija, labas vakaras. Abiturientai, sveikinu baigus mokyklą. Mokytojai ilgai atsimins mus ir mūsų pasiekimus. Sakydamas pasiekimus turiu omenyje absoliučiai visas įmanomas prasmes. Esu vienas iš taip galvojančių. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turėjau galimybę šiuos 4 metus mokytis su jumis. Buvom šaunus. Neabejotinai per 12 mokslo metų sutikome žmonių, kurie mums tapo labai artimi ir brangus. Sutikome žmonių, kurie mus kėlė, įkvėpė, palaikė sunkiausiamis akimirkomis.
Tie žmonės buvo ir mokytojai, ir mūsų draugai. Kai kurie iš jų galbūt sėdi šalia jūsų. Džiaugiasi už save ir už jumis. Mokyklos baigimas reiškia, kad daugiau nebebus, kas mus ves už rankos. Nebus patogaus gyvenimo pas mamą ir tėtį, nebebus cepelinų penktadienį. Dokumentas, kurį laikomės dabar savo rankose, žymi, kad galutinai įžengėme į suaugusiųjų gyvenimą, už save atsakingų žmonių gyvenimą. Brandos atestatas reiškia, kad nuo dabar sieksime sėkmės gyvenime pasinaudodami tuo, ką gavome mokykloje. Ir tai tikriausiai nėra žemaitės tekstai, Lietuvos krikšto data ar gebėjimas skaičių pakelti kubu. Daugelis iš dalykų, kuriuos mus mokė mokytojai, nenuties kelio į sėkmę, kad ir kaip stipriai to tikėtume. Čia labai tinka Alberto Einšteino žodžiai apie mokslo vaidmenį. Vienas dalykas, kurio aš išmokau per ilgą gyvenimą, kad visas mūsų mokslas, palyginus jį su realybe, yra primityvus ir vaikiškas. Ir vis dėlto tai yra pats vertingiausias dalykas, kurį mes turime. Per 12 metų mokykloje išmokome kritiškai vertinti aplinką, priimti sprendimus, išmokome mokytis, išmokome ne ką, o kaip mąstyti. Tai yra vertingiausi įgūdžiai, padėsintis mums ateityje. Gal mokykloje neišsipildė visi mūsų lūkesčiai, gal per daug skausmų ir nusivylimų, per daug apatijos ir nelankstumo patyrėme. Tačiau net ir tokios pamokos yra vertingos. Mokykloje, ypač vyresnėse klasėse, išmokome, kad buvimas savimi, savo principų laikymasis yra didžiausia vertybė. Todėl noriu palinkėti visiems čia esantiems salėje. Būkite savimi, būkite išskirtiniai, aklai netikėkite autoritetais, nesilenkite beprasmybei, kelkite klausimus. Nebijokite klysti. Tai svarbiausias dalykas, kurio mokykloje vis dar neišmokstame. Dar kartą dėkoju Jums. Dėkoju mokytojams, kurie, kaip gebėdami mokė mus, darė mus žmonėmis. Tariu ačiū ir tėvams, kurie palaikė mus 12 metų. Ir dabar norėčiau atiduoti simbolinį 46-osios Gabijos gimnazijos laidos raktą. Sėkmės gyvenime. Kažkaip visai nelinksma pasidarė, žinokit. Ačiū visiems, kad buvot. Pažadėkit, kad ateisite tai niekad nepavykstančiai, bet labai šiltai nuotraukai. Ateikite, abiturientai, visi į sceną. Padarykime bendrą nuotrauką. Dažnai nežinom kur, gal verčiau sustot. Bet žmogus ne tam sukurtas,
Mes skubame užaugti, mes skubame gyventi, greit įsimylime, skiriamės greitai gal. Ir mes suspėsim gal, jei panorėsim gal, laiką pralenksime gal. Gal dar susitiksim gal, dar susipyksim gal, ne kartą suklupsime gal. Tie laikai praėjo, kai maži vaikais dar lakstėm, niekur neskubėjom. Daug svajojom, netgi mąstėm, dabar turi skubėt ir būtinai suspėt, nes nuo gyvenimo tu atsiliksi gal. Ir mes suspėsim gal, jei panorėsim gal, laiką pralenksime gal. Gal dar susitiksim gal, dar susipyksim gal, ne kartą suklupsime gal. Gal ir mes suspėsim gal, jei panorėsim gal, laiką pralenksime gal. Gal dar susitiksim gal, dar susipyksim gal, ne kartą suklupsime gal.